pateptasis, gelbėk mane, Mašiach, iš kurio mes padarėm Mesiją. Įsivaizduojat? Štai ne. Važiuojam į Romą visi, ten kažkokios stebuklingos duris popiežiaus atidarytos. Perėsit per tas dureles, jubiliejaus duris ir kas? Šalom visiems, garbė Jėzui Kristui, sveikinu visus, kurie prisijungė pasiklausyti ir apmąstyti, ką reiškia Jėzaus vardai, kaip mes į jį kreipiamės ir kokį santykį mumise formuoja, kai ištariam tuos vardus. Tai nėra kokie nors magiški, ten stebuklingi dalykai, bet duoti mums, kad kurtų mumise tam tikrą santykį su tuo, į kurį mes kreipiamės. Taigi, Jėzų mes dažnai vadiname Kristumi. Ką reiškia tas žodis Kristus? Čia jo gal pavardė ar koks nors titulas? Kokias mintis jums sukelia, kai jūs išgirstat žodį Kristus? Taigi tai graikiškas žodis, kuris lietuviškai reikštų pateptasis. O kaip būtų hebrajiškai, kaip žydų tautoje būtų vadinamas Mašiach, iš kurio mes padarėm Mesiją. Tai yra ta pati prasmė, kaip ir Kristus, pateptasis. Taigi, Jėzus pateptasis, turėtumėm lietuviškai sakyti, kreiptis maldelėse, Jėzau pateptasis, gelbėk mane. Taigi, o ką reiškia tas patepimas? Žydų tautoje buvo ne vienas pateptasis. Pranašai buvo patepami, kunigai buvo patepami ir karaliai buvo patepami. Ir daugelis iš jų pranašavo apie kažkokį ypatingą pateptąjį, paslaptingą tokį pateptąjį, kuris padarys to, ko iki jo negalėjo padaryti kiti pateptieji. Ir kurių patepimas tarsi plaukė iš to vieno svarbiausio pateptojo, kurį mes išpažįstame kaip Dievo sūnų, kaip patį Dievą, kuris priėmė žmogaus prigimtį, tapo žmogumi, godžiai nesilaikė savo lygybę su Dievu, bet tapo žmogumi, priėmė žmogaus prigimtį, paslėpė savo dieviškumą laikinai, kad ateitų pas mus, būtų mums labai artimas, žmogiškas, paprastas, suprantamas, praėjęs kentėjimus iki mirties ir likęs ištikimas tėvui, mums pristatomas kaip mūsų išganimo vadovas, kaip mūsų atpirkėjas. Taigi tame pateptajame labai daug vilčių ir daugybė galimybių. Štai viena tokia pranašystė skaitoma paties Jėzaus lūpomis Nazarete po krikšto, kai dvasios galybė Jėzus sugrįžo į Galilėją ir visame krašte pasklido apie jį garsas. Jis pradėjo mokyti jų sinagogose visų gerbiamas. Jis parėjo į Nazaretą, kur buvo užaugęs, šabo dieną, kai pratęs nuėjo į sinagogą ir atsistojo skaityti. Jam padavė pranašo Izaijo knygą, atvyniojęs ritinį, jis rado vietą, kur parašyta: Viešpaties dvasia ant manęs, jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdienėms, pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiems regėjimo, siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti viešpaties malonės metų. Suviniojęs ritinį, Jėzus grąžino jį patarnautojui ir atsisėdo. Visų sinagogoje esančių akys buvo įsmeigtos į jį. Ir jis pradėjo jiems kalbėti: šiandien išsipildė ką tik jūsų girdėti rašto žodžiai. O, Jėzus pritaikė savo, šiandien išsipildė, kame, kur išsipildė.
Viešpaties dvasia ant manęs, jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdienėms. Taigi jis priskiria savo šitą pranašystę. Ui, kas per įžūlumas. Galėjo labai užrūstinti ir iš tikrųjų užrūstino Nazareto gyventojus. Bet ką mums sako šita pranašystė, ką ji kalba apie Mesiją, apie tą pateptąjį, paslaptingai pateptąjį, kuris išgelbės savo tautą, išgelbės iš nuodėmės. Ir angelai, prisimenam, skelbia, jums šiandien Dovydo mieste gimė išgelbėtojas. Na, mūsų katalikiškas redaktorius labiau mėgsta žodį išganytojas, bet išganytojas ir išgelbėtojas turi biškel kitus niuansėlius. Taigi tikslesnis žodis, kurį dabar biblistai renkasi, tai yra išgelbėtojas. Taigi tas išgelbėtojas, kuris galėtų išgelbėti žmoniją iš nuodėmių, turi turėti kažkokį ypatingą patepimą. Nes tai tik Dievui įmanoma išgelbėti žmogų iš nuodėmės. Nes čia surišta viskas su atpirkimo auka, su krauju, su Dievo atleidimu. Bet kai Jėzus skaito Mesijo, to pateptojo programą, kokius dalykus jūs išgirdot, kai aš skaičiau. Viešpaties dvasia ant manęs, jis patepė mane, kad daryčiau ką, kad neščiau gerąją naujieną vargdienėms, pasiuntė skelbti belaisvėms išvadavimo, akliesiems regėjimo, siuntė vaduoti prislėgtų ir skelbti viešpaties malonės metų. Na, praktiškai išgelbėjimas, visapusiškas išgelbėjimas, malonės metų skelbimas, tai yra jubiliejaus skelbimas, jubiliejinė programa pas Kristų. Kokia jūsų šių metų jubiliejaus programa? Ką jūs užfiksavot? Važiuojam į Romą visi, ten kažkokios stebuklingos durys popiežiaus atidarytos, pereisi per tas dureles ir kas? Bus tiek mums, kurie į Romą negali nuvažiuoti, bus telšiuose durelės. Pereisit per tas dureles, jubiliejaus duris ir kas? Jeigu tos programos nežinot, į nieko. Tos duris tik simbolis, tik paskatinimas, kad atsiverti ir galbūt įeiti į gyvenimą per Kristų, kuris yra duris, įeiti į gyvenimą priimant jo dvasią, jo programą, pasiryžus vykdyti jo programą, tai ką jis darė ir mes turim tai daryti. Taigi, Jėzus pateptas, žydų tautos išsvajotas, bet net pažintas. Šiandien iki šiol žydai laukia Mesijo ir begalė visokių interpretacijų, kas tas Mesijas, kada ateis, kaip jis ateis. Ir toks Vilniaus Geonas, žinomas Litvakų rabinas visam sviete, labai įdomių tokių minčių apie žydų tautą, paskutiniam dienom tipo mes žydai, kaip jis tokią mintį paskleidė, aš bijau suklysti interpretacijose, bet tipo mes žydai tarsi esam tas Mesijas pasaulyje. Mes krikščionys irgi sakom, kunigas antrasis Kristus, mes kiekvienas pašauktas būti Kristumi, atstovauti Kristų čia žemėje, kol jis ateis savo šlovėj, vykdant šitą jo programą, tą jubiliejaus programą. Nešant, skelbiant gerąją naujieną, dalinantis žinia, kad Dievas mus myli, kad jis yra su mumis ir kad jis mus gelbsti per atleidimą, per atgailą, išsižadėjus nuodėmes, jo vardu mes gauname atleidimą, gauname išlaisvinimą, pradedam naują gyvenimą su Dievu, atgimę iš dvasios, priėmę jo dvasią, Kristaus dvasią, priimdami patys tą patepimą,
kad būdami jo kūne, jo kūno nariai, tęstume jo misiją žemėje. Įsivaizduojat? Aš tai ne. Vai. Iki kito susitikimo. Sudie.